Mes dabar atsikeliame panašioje padėtyje. Tai kviečiame paskutiniam pranešimui profesorių Vytautą Radžvilą apibendrinti mūsų konferenciją ir atsakyti į klausimą, kaipgi išsaugoti Europą. Iš tiesų labai smagu, kad pranešimai labai turiningi ir juos lengva apibendrinti. Pasakyta daug svarbių dalykų, kurių nereikia kartoti. Todėl galima sutaupyti laiko. Na, o pradėsiu nuo to, kad ši konferencija iš tiesų yra būtina ir jį vyksta pačiu laiku. Jos toliau atidėlioti buvo niekaip neįmanoma. Kaip tik vakar išvydome tai, ką regėjome Lietuvoje prieš 30 metų. Brexit balsavimas. Jis labai įvairiai aiškinamas, komentuojamas, vertinamas. Bet aš matau tai, ką regėjome būtent seniai Lietuvoje ir ką galbūt teks pakartoti. Iš tikrųjų, šiandien Anglijoje grūmėsi 3 žmonių grupės. Tie, kurie nori, kad Anglija taptų vėl suvereni šalis. Antroji grupė tie, kurie bet kurią kainą nori išlaikyti Angliją Europos Sąjungoje. Ir trečioji besiblaškančių grupė, kuriai atstovauja ir kurios lyderė yra Anglijos ministrė pirmininkė. Ir vakarykštis balsavimas yra įspūdinga pamoka, kur veda ir kuo baigėsi baimė, dvejonės, neryžtingumas. Jie baigėsi pralaimėjimu ir galbūt istorinė gėda. Prieš 30 metų mes turėjome čia Lietuvoje tokį pat susiskirstymą. Buvo sąjūdis reikalavęs Lietuvos laisvės. Buvo atviri Lietuvos išdavikai, kuriems vadovauja iki šiol liūdnai prisimenamas Burokevičius. Ir buvo trečioji grupė, kuri drebėjo, sviravo, kuri vadinasi Lietuvos komunistų partija ir kuri galiausiai balsavo lemtingą kovo 11 dieną už nepriklausomybės aktą, tik spaudžiama tautos. Tokia yra adekvati to, kas vyksta Anglijoje interpretacija. Atsiribojant nuo visokių klaidinančių vaizdinių, kurios dosniai skelbia mūsų žiniasklaida. O kalbant plačiau, galima labai tiksliai pasakyti, kokiu laiku gyvename. Mes gyvename arba grįžome šiek tiek išoriškai kitomis aplinkybėmis į praėjusio amžiaus 9-ąjį dešimtmetį, kai vyko garsioji pertvarka. Dėl laiko stokos tik priminsiu, Lietuva tapo nepriklausoma todėl, kad byrėjo globali politinė ideologinė sistema, kuri vadinasi komunizmu. Jam žlugus per 30 metų pasaulyje įsitvirtino kita globali sistema, ideologinė, kuri vadinasi neoliberalizmas. Ir panašiai kaip komunizmas turėjo savo centrą Maskvoje,
o šiaip jo centras buvo be abejo Tarybų Sąjunga. Tai pasaulinė neoliberalizmo sistema turi savo centrą kitame mieste, jis vadinasi Vašingtonas, o šalis, kuri vykdė globalistinę neoliberalistinę revoliuciją, be abejo buvo Jungtinės Amerikos valstijos. Tai štai šiandien ta sistema turi savąjį Gorbačiovą. Jo vardas Donaldas Trumpas. Pertvarka vyksta dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių vyko pertvarka Sovietų Sąjungos bloke. Gorbačiovas tiesiog suprato, kad Sovietų Sąjunga nebegali vykdyti savo revoliucinės pasaulinės misijos. Trumpas suprato, kad Jungtinės Amerikos valstijos šiandien taip pat yra nepajėgios atlikti to vaidmens, nes valstybės skola 20 trilijonų dolerių. Tai reiškia, kad mes esame grandiozinio sukrėtimų išvakarėse ir privalome mąstyti ir veikti taip, kaip sugebėjome mąstyti ir veikti prieš 30 metų. Mūsų be abejo bėda yra ta, kad šitos tiesos Lietuvoje nenorime pripažinti. Buvo čia labai teisingai pasakyta, kad Lietuvos politologai žiniasklaida analizuoja įvykius ir kalba taip, lyg nieko nevyktų. Primenu, kad prieš 30 metų gyvenant Vilniuje, pirmas darbas ryte būdavo bėgti prie spaudos kiosko, nusipirkti Maskvos laikraščių. Todėl, kad juose vyrė vis dėlto gyvos ir įdomios diskusijos, kokia imperijos padėtis ir pasaulyje. Mūsų tiesa, ar komjaunimo tiesa, taip pat ir vadinamasis nacionalinis transliuotojas, rašė ir kalbėjo taip, lyg nieko nebūtų. Ir be abejo vienas Lietuvos negalios šiandieninis ženklas yra tas, kad šitą konferenciją rengia Vilniaus forumas. Kodėl negalios? Todėl, kad kalbant labai tiksliai, tai nėra normalu. Taip Vilniaus forumas turi pakankamai intelektualinį potencialą, kad jis gali surengti konferencijas. Bet tai, kad jis rengia, jis reiškia, kad Lietuvos oficialiosios valdžios institucijos, akademinės institucijos, žiniasklaida iš tiesų elgėsi taip, kaip prieš 30 metų elgėsi Maskvai lojalios atitinkamos institucijos. Čia jau buvo pasakyta, kažkam karjera tarptautinėse organizacijose yra svarbiau už Lietuvos likimą. Taigi norom nenorom tenka šitą vaidmenį prisimti. Bet žinoma, norint gelbėtis iš tos padėties, reikia sudėlioti keletą akcentų susijusių su Europos Sąjunga ir pirmiausiai be abejo, pradedant dirbti tokį darbą, išgirsti klausimą. Jūs prieš Europą, jūs esate euroskeptikai. Į šitą klausimą galime atsakyti taip. Žodžiai euroskeptikas, eurorealistas ar euroentuziastas geriausiu atveju yra buitinės sąvokos, blogiausiu atveju ideologinės etiketės. Jos neturi jokio apibrėžto akademinio turinio. Todėl jeigu koks nors politologas ar komentatorius prabyla tokiamis sąvokomis, tai pirmas požymis, kad tai yra ideologinis šarlatanas. Kitas dalykas, klausimas jūs prieš Europą. Toks pat klaidinantis ir savaip šantažuojantis klausimas. Nes reikia griežtai skirti Europą kaip tam tikrą civilizacinę ir geografinę erdvę, Europos Sąjungą kaip tam tikrą politinį darinį
ir Europos Sąjungoje egzistuojančios santvarkos. Taigi, būti prieš Europą yra maždaug tas pat, kas būti prieš pačius save. Nes juk esame europiečiai. Mes būti prieš save negalime, jeigu nesame panašiai. Kalbant apie Europos Sąjungą, nereikia didelės išminties suprasti, kad be abejo Europos Sąjunga, kaip tam tikras politinis darinys, Lietuvai visais atžvilgiais yra gyvybiškai svarbi. Nes garsus iššūkis, kad nepriklausykime niekam, būkime absoliučiai neutralūs, yra savižudybės forma. Tačiau visai kas kita yra Europos santvarkos, Europos Sąjungos santvarka. Taip buvo teisingai įvardinta, kaip iš tiesų liberal-komunistinė santvarka. Šita santvarka susiformavo labai pamažu ir dėl daugelio priežasčių Lietuvos visuomenė tiesiog nežino tikrosios Europos Sąjungos istorijos. O labai trumpai yra tokia. Didžiausia Europos, pirmiausia vakarų Europos tragedija be abejo buvo nacionalsocializmo iškilimas 4-ajame dešimtmetyje ir viskas, kas įvyko po to. Bet kalbama tik apie vieną plotį. Visi prisimena ir pagrįstai baisius dalykus, kuriuos padarė nacionalsocializmo ideologija, padarytus nusikaltimus ir taip toliau. Bet mažai kas pastebi, kad 4-ajame dešimtmetyje, vykstant liberaliosios Europos krizei, tai didžiajai krizei, dėl valdžios Europoje iš tikrųjų rūmėsi dvi jėgos. Dvi totalitarinės ideologijos – nacionalsocializmas ir komunizmas. Nacionalsocializmo pergalė reiškia, kad vienintelė Europoje šalis, kuri išvengė kuri praktiškai susidūrė su komunizmo džiaugsmais, buvo respublikinė Ispanija. Visai kitai Europai komunizmas buvo tik graži teorija. Kovojant su nacizmu, bendrai veikė dvi jėgos. Antinacistinio judėjimo branduolys buvo katalikiška rezistencija ir komunistinė rezistencija. Rezultatas buvo tas, kad Europos projektas buvo inicijuotas didžiųjų katalikų politikų. Pirmiausiai be abejo garsiosios deklaracijos autorius, bent jau paskelbėjo žmonių. Bet jų šešėlyje slėpėsi galingos stalinistinio tipo komunistų partijos, kurios ir perėmė Europos projektą. Lemiamas lūžis buvo naujos komunizmo formos, vadinamojo eurokomunizmo atsiradimas. Nuostabus dalykas, be galo primenantis tai, kas buvo dešimtmečio įvyko Sovietų Sąjungoje. Pats terminas sušmėžavo. Rytų Berlyne vykusiame Europos komunistų partijos pasitarime 76 metais. O jau 77 metais Italijos, Ispanijos ir Prancūzijos kompartijos, pačios didžiausios ir galingiausios, paskelbė, kad jos pereina prie eurokomunizmo. Įspūdingiausias buvo stalinistinės Prancūzijos komunistų partijos suvažiavimas, kuris paskelbė, kad nuo šiol partija bus demokratiška.
To suvažiavimo metu už šitą atsivertimą balsavo visi jame dalyvavę 1522 delegatai. Visi iki vieno, kalbant žaismingai, per naktį pamilo demokratiją. Šito padariniai Europos integracija buvo grandiozai. Ir jie atvedė į tai, ką mes turime šiandien. Būtent, kad dabartinis Europos Sąjungos projektas yra ne tik gilioje krizėje, bet iš esmės miręs. Šitas teiginys be abejo šokiruoja, nes išgirdo žodį, kad Europa yra žlugusi, nepatikliai įsiklausome ir nustebame. Nieko neatsitiko. O taip yra dėl standartinio mąstymo, kuris perša vaizdinius, kad krizė arba žlugimas yra apokalipsė. Visi, ypač vyresnio amžiaus čia esantis, prisiminė, kad žlugimas išoriškai neprimena jokios apokalipsės. Sovietų Sąjungos imperija žlugo po pučo. Kas vyko po to? Ogi iš inercijos vyko kasdieninis gyvenimas. Sukosi biurokratinė mašina. Virš Kremliaus dar iki pat naujų metų plevėsavo raudonas stulpas. Taigi milžiniškas kūnas tarsi judėjo, bet jis buvo miręs, ko trūko. Jam gyvastis suteikiančios dvasios. O kad šitas kūnas yra miręs, suprasti labai lengva. Kaip žinote, vyksta diskusija dėl Europos Sąjungos raidos, tolesnės integracijos galimų scenarijų. Jų pateikti keli. Kai juos atidžiai klausai, tiksliau arba įsiskaitai ir jo labiau apmastai, nesunku suprasti, koks šitų scenarijų intelektualinis lygis. Ogi tokius scenarijus gali parašyti buvesnis pirmo kurso studentas. Kelių šimtų milijonų žmonių politinis darinys šiandien gali tik tiek. Tai ir yra pabaigos ženklas. Bet jau ne vienas kalbėtojas čia pasakė, kad mes dėl to neturime džiūgauti. Priešingai, Lietuvos geopolitinė ir saugumo padėtis aiškiai rodo, kad kitaip negu didžiosioms vakarų Europos valstybėms, kurios vienaip ar kitaip iš tos padėties išsigelbės, mūsų gali laukti labai liūdna baigtis. Vienas iš scenarijų jau buvo minėtas pranešime. Būtent virš mūsų galvos pakibęs faktas, apie kurį Lietuvoje nenorima net užsiminti, bet su karteliu tenka pagalvoti. 2004 metais amžinatilsį Romualdas Ozolas rašė, sužinojęs, kad tiesiamas Nord Stream dujotiekis. Mes vėl grąžinti į Rusijos įtakos sferą. Tuo tarpu mūsų politiniam ir akademiniam elitui neužteko 15 metų suprasti, kad tai jau yra įvykiai. Ir kol tai neįvyko galutina ir negrįžtama forma, skubiai reikia kažką daryti. Todėl čia ir turime rinktis. Kalbant apie tai, kaip tą Europą gelbėti, nes laikas riboja, noriu pasakyti, kad tai bus nepaprastai sunkus uždavinys. Reikalauti, kad mes šiandien pateiktume, ką daryti, būtų šiek tiek naivoka todėl, kad ne viskas priklauso nuo mūsų. Juk bunda visos Europos tautos ir šiuo metu formuojasi iš tikrųjų revoliucinių nacionalinių išsivadavimo sąjūdžių bangų. Mums tiesiog reikės
rasti šitą vietą. Kokia galėtų būti šita vieta? Manyčiau, labai svarbi. Daug svarbesnė negu atrodo įsivaizduojant tik mūsų mažos palyginti tautos ir valstybės dydį. Mano įsitikinimu, mes esame privilegijuotoje padėtyje dėl vienos labai svarbios priežasties. Kaip jau minėjau, tai, kas yra vadinama Europos integracijos projektu, yra dar viena komunistinės europeizacijos procesų banga. Šita banga savo svarbiausiais bruožais be abejo atspindi tai, kas vyko vadinamosios komunistinės revoliucijos laikotarpiu buvusioje Sovietų Sąjungoje ir kitose komunizmo šalyse. Norint suprasti, ką tai reiškia, nes tai irgi gali šokiruoti, primenu, kad jau XIX amžiuje buvo dvi konkuruojančios komunistinės revoliucijos įgyvendinimo strategijos. Viena strategija, kuri rėmėsi tiesiogiai Marksu, teigia, kad būtina staigiai įvykdyti smurtinę proletarinę revoliuciją, įvesti geležinę proletariato diktatūrą ir sukurti komunizmą. Antra strategija, kuri buvo vadinama revizionistinė, teigia, kad šito tikslo reikėtų siekti taikios evoliucijos kelių, išnaudojant įvairias parlamentinės kovos priemones. Rusijoje šitos dvi strategijos buvo tiksliai įvardintos, viena vadinasi bolševikų, kita menševikų. Tai štai šiuolaikinis eurokomunizmas yra menševikinės komunizmo revoliucijos projektas. Bet kaip tik dėl tos priežasties galima drąsiai teigti, kad nuo 1968 metų revoliucijos ši ideologija daug stipriau užvaldė vakarų europiečių protus negu mūsų. Ir nesunku suprasti, kodėl. Kai mes kūrėme vadinamąjį komunizmą, šiandien mes suprantame, kad iš tikrųjų gyvename utopijoje, kad gyvename sapne. Ką realiai reiškia, jeigu rimčiau pamastome, siekti tai, kas neįgyvendinama? Be abejo, tai reiškia, kad Sovietų Sąjunga 300 milijonų žmonių buvo tiek atitraukti nuo tikrovės, apie ką buvo kalbama pirmame pranešime, kad jie buvo perkelti ideologinio sapno pasaulį. Į savotišką matricą. Tai štai šiuolaikinė revoliucija ypatinga tuo, kad įvykdoma palyginti švelniais sąmonės keitimo metodais ir todėl absoliuti dauguma žmonių nejaučia, kad jie į tą sapno tikrovę panyrė dar giliau. Nereikia taip pat pamiršti, kad komunizmas ir šito sapno šaltinis yra vakarai. Tuo tarpu rytų Europai jis vis dėlto buvo primestas jėga brutalių revoliucijų pavidalu. Kalbant apibendrintai ir paprastai, tai reiškia, mes, vidurio rytų europiečiai, dar turime išlaikę stipresnį sąlytį su realybe, o kalbant dar paprasčiau, daugiau sveiko proto. Tai daug didesnis lobis, negu gali atrodyti iš kitų žmogus. Ir tuo, tą patirtimį mes galėsime dalintis su europiečiais. Šiaip kalbant apie mūsų padėtį, galima pasakyti, kad ji yra tokia. Mes šiandien esame įsprausti tarp europinės komunistinės revoliucijos ir rusiškojo eurazizmo. Esame tarp skylės ir kritės. Kaip nenugriūti į vieną ar į kitą pusę? Tam be abejo reikia daug ko. Pirmiausiai savarankiškai, blaiviai ir giliai mąstyti. O kitas dalykas – stiprinti be abejo pačių save.
Tai reiškia, kad šiandien esant visiškam ceitnotui, katastrofiškai neturint laiko, mes vėl privalome tapti tauta. Sakau tai, ką kartoju ir kas daugelį šokiruoja. Šiandien mes nesame tauta. Šiandien mes esame tik kultūrinė bendrija. Bet kol mes vėl nesusiorganizuosime politiškai, mes nebūsime visavertė tauta arba, kaip kas sako, nacija. Tai reiškia, kad norint būti tauta, neužtenka turėti savo kalbą, kultūrą, dainuoti dainas ir šokti šokius. 19 amžiaus lietuviai iki Basanavičiaus projektų visą tai turėjo. Bet kodėl jie nebuvo tauta? Jiems trūko vaizduoti, suprasti, kad jie gali būti neblogesni negu kitos tautos, Lenkijos ir vokiečiai. Mes gyvename savo žemėje, bet joje buvome svetimi, nes taisyklės nustatinėjo kiti, ne mes. Ir mes tauta tapome, kai supratome, kad jie galime būti. Rezultatas buvo 18 metų Respublikas. Tai štai šitose pranešimuose buvo labai taikliai pasakyti. Daroma viskas, kad šitokią tautinę ir valstybinę sąmonę mes kuo greičiau prarastume. Štai kodėl mokyklose esame mokomi, kad mus telkiančio istorinio pasakojimo, tai reiškia kolektyvinės istorinės atminties, nereikia. Matote, kiekvienas turi įsivaizduoti, kokia buvo istorija. Jeigu kiekvienas įsivaizduoja, kokia buvo istorija, tai reiškia, tarp mūsų nėra dvasinio ir jokio kitokio ryšio. Vadinasi, mąstant visos Europos Sąjungos masteliu, kas vienijasi arba integruojasi Europoje, ne tautos, o 600 milijonų žmogiškų kūnų ir niekas daugiau. Iš tos būklės išeiti bus labai sudėtinga, nes reikia nuveikti milžinišką darbą, kad mes bent jau sugebėtume perprasti, kaip mūsų sąmonė yra naikinama. Ir deja, kaip smarkiai prie to prisideda ne tie, kurie nori vadintis šviesuomenė. Kokia yra reali mūsų padėtis, tiesiog pailiustruosiu baigdamas pavyzdį. Lukiškių aikštė. Niekaip neišeina Lietuvai turėti valstybės reprezentacinės aikštės. Kaip manot, kodėl? Ogi todėl, kad reprezentacinės aikštės turi tikros valstybės. Bet kokios nors didesnės imperijos provincija neturi jokios teisės į reprezentacinę aikštę. Visų visaverčių valstybių atributai yra 3. Parlamento arba karaliaus rūmai, katedra ir rotušė. Ir žinoma, reprezentacinė aikštė. Mums jos neleidžiama turėti. Tam, kad neatsimintume arba veikiau užmirštume, kad buvome valstybė. Todėl sakoma, jums užteks bunkerio. Ką tai reiškia simboliškai? Simboliškai tai reiškia, kad Lietuvos kaip valstybės vieta yra po žeme. Bet užtat leidžiama ir net entuziastingai statoma skulptūra Kaune. Viskas būtų labai gerai. Nieko blogo, kad toks paminklas yra. Bet kodėl galima Kaune, o kodėl negalima Vilniuje? Todėl, kad Kaunas buvo laikinoji sostinė, su visa pagarba jam. Tai reiškia, kad šiandien toje vietoje paminklas gali būti patrauklus, į estetinius klausimus dabar ginčus nesivelsiu, tik kaip memorialinis eksponatas. Tuo tarpu dabartinė Lietuvos Respublika yra Vilniaus Respublika. Ir dėl tos priežasties šitos Respublikos sostinė negali būti nei
tą respubliką reprezentuojančios aikštės nei paminklų. Ką tu noriu pasakyti? Tuo pavyzdžiu noriu parodyti, kokį milžinišką intelektualinį išsigryninimo darbą ir atsiklausėjimo darbą privalome nuveikti labai skubiai. Turėdami šitą patį. Kodėl tu ėmėsi Vilniaus forumas organizuoti tą konferenciją? Ogi pamėginkite įsivaizduoti, koks būtų Lietuvos likimas, jeigu 88 metais nebūtų buvęs Sąjūdžio. Jeigu Lietuvai būtų vadovavę liūdnos atminties Rimgaudas Vangailos CK, apie pasaulį būtų aiškinusi kolėlinė televizija, o vadinamasias žinias ir visą kitą būtų skelbusi aukštoji praktinė mokykla. Tikiuosi, šitos konferencijos dabar tikslas, prasmė yra aiškus. Susirinkome ne ten, kad tiesiog pasišnekėtume, arba, kaip sakoma, pasibėdavotume, o tiesiog, kad savo pasakytume, kad 19 metai yra lemtingi metai. Spręsis Europos ir Lietuvos likimas. Todėl kažkas turi pasakyti, mes privalome nuspėti ir mes tai padarysime. Manyčiau, kad jau pranešimuose buvo labai aiškiai pasakyta, kokia yra reali mūsų situacija. Egzistuoja vis gilėjantis atotrūkis, ar netgi stiprėjantis konfliktas tarp didžiųjų ES šalių elito ir Jungtinių Amerikos valstybių. Ką šitas konfliktas primena? Be abejo, analogišką konfliktą, kuris vyko tarp Gorbačiovo ir tuo metu satelitinių rytų Europos komunistinių šalių lygį. Honeckeris, Kadras, kiti perestroikos labai nemyli. Dabar toks pat konfliktas yra tarp Makrono, Merkel ir Trump. Lietuvai šitas konfliktas reiškia štai ką. Kad mes Lietuvoje faktiškai turime šeštąją Putino koloną, pavadinsiu taip, ir laikas tą terminą įsivesti, kuri yra daug pavojingesnė už vadinamąją penktąją koloną. Penktoji kolona tai yra žmonės, kurie stebint ten visokias svetainės taip toliau, iš karto krenta į akis, jie net neslepia savo meilės Vladimirui Vladimirovičiui ir net kviečia į Lietuvą čia įvesti protestą. Viskas yra labai paprasta. Šeštoji kolona yra daug sudėtingesnis reiškinys, nes tai yra žmonės, kurie išoriškai žvelgia, yra labai aršus Putino priešininkai ir kritikai.
jie daro, čia yra didžiausia bėda, tai, ko jam reikia. Europos Sąjungai, kuri yra pirmiausiai globalaus ekonominio valdymo sistema, reikia gryno homo economicus arba ištautinto, išvalstybinto europiečių, kuris baskytųsi po visą plačią europinę darbo rinką, kuris neturėtų nei menkiausių sentimentų tautai, valstybei ir pačiai. Tai akivaizdu. Tai yra ekonominis motyvas. Bet kaip jau buvo minėta pranešimuose, toks žmogus, kadangi jis mąsto labai globaliai, galvos Vilniaus kalneliuose tikrai neskubės padėti. Juk jeigu Lietuva yra visur pasaulyje, tai logiškai mąstant, kokia yra tragedija štai šito lopinėlio okupavimo? Juk Lietuva išlieka. Argi ne? Atrodo nekaltas žaidimas globalios Lietuvos koncepcija, bet iš tikrųjų tai yra sovietinės koncepcijos, kad komunistinė visuomenė, tautiniai skirtumai, tautų susilygis, tiesiog lietuviškas variantas, kurio nepriėmė Latvija ir Estai savo koncepcijose, kurie sako, kad jų valstybės uždavinys išsaugoti tautą šimtmečius. Taigi šitoks žmogus reikalingas, kalbėkim paprastai, Europos korporacijoms, bet jis reikalingas tiek, kiek jis nesigins ir kur. Ruošiamas iš esmės kapituliuoti iš anksto pasiruošęs lietuvio tipas. Ir ruošiamas valstybės pinigais. Šito mokomi visi studentai, net politikos mokslo institutas, kurie net nesupranta, kas ta valstybė ir ką reiškia prasme. Tai štai, kai kalbame, kas mūsų laukia, be abejo viskas priklauso nuo uždavinio sudėtingumo. Nes jeigu Europos Sąjunga subyra, tai tokiu atveju vienintelė be abejo atrama yra NATO. Bet, kaip patys suprantate, Trumpas labai aiškiai pasako, mes ginsime, jeigu patys stengsis. Tuo tarpu, mąstant istoriškai, jau XIX amžiuje du mąstytojai, toks de Tocquevillis ir Donoso Cortesas sakė, kai Europa buvo savo galios viršūnė, kad Europa pasidalins dvi kylančios galios, iš rytų Sovietų Sąjungą, iš vakarų Amerikos. Jų prognozė įsipildė 45 metais. Rytų Europą pasiėmė sovietai, vakarų Europą savotiškų protektoratų pavertė Ameriką. Tai štai dabar, kol nebuvo konflikto tarp Europos ir Amerikos, nebuvo šito plyšio, buvo sąlygiškai saugu. Dabar mūsų padėtis yra tokia, kad toldamas nuo Amerikos Europos elitas vienintelį išsigelbėjo NATO rytuose sąjungoje su Rusija. Tokiu atveju, kas mūsų lauktų. Be jokios abejonės nauja aneksija, kuri nebūtinai turėtų būti atvira ir brutali iš karto. Modelis jau yra veikęs ir gana sėkmingai, jis vadinasi finlandizacija. Beje, šitą modelį jūs piršo Sąjūdžio laikais tie patys vokiečiai ir prancūzai. Kas reikštų, kad nėra tiesioginės okupacijos. Garantuojami vakarų Europos šalių ekonominiai interesai rytuose, bet gynybos užsienio politika iš esmės perima Maskva. Lietuvoje negali būti Maskvai nedraugiškas vyriausybės. Štai kas mūsų realiai laukia. Ačiū profesoriu už atsakymą. Aš labai atsiprašau, mes turėtume dar iki 8 valandos. Man atrodo, kad buvo asmenybių vaidmenį. Lietuvos veikime ir Europos veikime, nes visai, ką kalbame apie kažką, tai liberalinė teorija, o Lietuvai buvo Basanavičius, Smetona, nepriklausomybės atstatymai irgi suvaidino vaidmenį asmenybės, o dabar tų asmenybių nėra. Ar tai yra žmonės labai riboto, ar turinio mentalitetą. Aš taip pat noriu pasakyti,
testamentą vakarietiško ir ponos Merkel, kuri dėja buvo rytietiška. Migracija įėjo ne dėl to, kad buvo liberali teorija, vadovavo dėl to, kad Liuksemburgas, kuris vadovavo Europos Sąjungai, aš liudininkė, dalyvavau tam pokalbyje. Jie nesupranta, ką reiškia pašaliečiai. Jie juk viduryje Europos niekada nematė jų problemų. Jie nežino, kas yra emigrantai. Mes žinome, jie ne. Tai lėmė tokie kultūriniai asmeniniai dalykai. Aš dalyvavau tas pokalbis. Asmeniniai dalykai, tai mano klausimas. Kas asmenybės, kodėl to nėra? Taip, šitas klausimas yra labai svarbus, todėl jį reikia atsakyti. Asmenybės reiškia labai daug ir turim įsisąmoninti. Prieš 30 metų sistema turėjo valdžią, žiniasklaidą, kariuomenę, represinės struktūras, viską. Ką galima prieš pastatyti štai tokiai brutaliai, apibendrintai pasakyčiau, materialiai jėgai? Be abejo, tik vadinamai simboliniai, moraliniai ir socialiniai kapitalai. Šitą kapitalą turėjo Sąjūdžio steigėjai. Štai kodėl, kai mes perėjome į naują liberalią sistemą, buvo rasti be galo rafinuoti autoriteto naikinimo įrankiai. Šituo atžvilgiu be abejo sovietmečiu gyvename kaip kurorte. Pavyzdys. Prisiminkite monsinjorą Svarinską. Neabejotinai vieną didžiausių ir labiausiai pasišventusių Lietuvos žmonių. Kaip jis sunaikino laisvoji Lietuvoje? Vadinamoji jūra. Kai kas pasirūpino, kad iš jo žmonės, ypač jaunimas, kikeltų, net nesuprasdami iš ko juokas. Kodėl sakau, kad sovietmečiu buvo kone kurortas? Todėl, kad buvo brutalūs teismai persekiojimai, kuriuos kiekvienas, bent kiek turintis sąžinės ir proto žmogus, matė ir suprato pasikeista. Jeigu kalbame apie visą Europos lygmenį, kas daroma, perrašinėjama istorija, ne tik slepiant faktus. Pirmiausiai vyksta vadinamasis istorijos deheroizavimas. Kokia brūkama mintis, kad istorija turi būti kasdienybės istorija. Ne politinė istorija, o aprašinėti, kokia buvo pramonė, kultūra, taip toliau. O kitas dalykas, kuris brūkamas yra visi žmonės. Tai Basanavičius, Kudirka, mūsų partizanai buvo žmonės su visomis žmogiškom silpnybėmis. Bet tikrai tik tokie pat žmonės palyginti su tais, kurie tiesiog ramiai sėdėjo namie arba dar blogiau uždavinėjo Lietuvą, kai šitie mirė už tą Lietuvą. Čia yra demokratinis asmenybių niveliavimo metodas. Išspręsti šią problemą šiandien Lietuvoje yra vienas svarbiausių uždavinių. Štai kodėl rezoliucija parašyta, kad pirmas kūrimo žingsnis turi būti sukūrimas reprezentatyvios visuomenės atstovybės, kuri iš dalies ir dėl savo moralinio simbolinio kapitalo galėtų pasakyti, kad mes vis dėlto leidžiame savo teikti, kad kalbame, jeigu ne visos tautos, bet bent didelis jos dalies. Taip, numatyti.